Sveiki bičiuliai, kadangi jau pavasaris ant nosies, tai visiems turbūt senų motociklų savininkam yra aktualu, kaip čia pasidaryti, kad tas motociklas užsikurtų ir važiuotų po viso žiemos sezono stovėjimo. Šį kartą turiu Suzuki DR650, SE modelis 96 metų ir jisai bus kaip bandomasis triušis. Šitas motociklas pas mane atvažiavo jau truputėlį tuninguotas, yra perdarytas išmetimas pralaisvintas, praportinta filtradėžė ir jisai dabar idealiai nedirba. Aš ką tik su juo prasivažiavau, prasitestinau, turi tam tikrą trūkčiojimą nuo pačios, nuo žemų sūkių, jisai taip kažkaip vangokai nori važiuoti. Viršus lyg ir viskas čiki ir čia yra karburatorius jau su padarytu tuningu, yra kinietiškas Mikūnio klonas. Ir pasižiūrėsiu, ar įmanoma idealiai šitą karburatorių sutunint. Dabar yra padaryti modai, perdaryta pagrindinio žiklioriaus adata. Yra berods pakeisti žiklieriai, reikės pasižiūrėti dar tiksliai. Yra pakirpta pagrindinės membranos spiroklytė, kas iš esmės padaro patį tą atidarimą pagrindinio žiklioriaus greitesnį, tam tokiam greitesniam responsui, bet aš dar iš tikrųjų nežinau, ką aš turiu natūrai su tuo mišiniu, nežinau, kas čia dabar yra, kiek stipriai pabėgęs tas mišinys, tai šitam dalykui, kad pasižiūrėti, turiu tokį vamzdį, kuriame yra padarytas lambda zondos sriegis, tai kadangi pasižiūrėjau, kad nėra išmetime jokių lykų, jokių skylių, bandysiu statyti tą vamzdį į išmetimą, pasimatuoti mišinį ir pasireguliuoti tą karbą su dabartiniais nustatymais, kažkiek tais pagerinti tą mišinį, kad būtų labiau į temą. Ir statysim ant stendo. Prasisuksiu, pasižiūrėsiu, kaip yra tenai situacija. Vat kas pačiam yra labai įdomu, aš nežinau, kiek yra paklaidos statant lambda zondą vat su tuo atskiru vamzdžiu. Bet taip teoriškai mąstant turėtų būti kažkokia tais paklaida. Tai įtarimą turiu, kad tiesiog turiu kažkur tais pasidėjęs lambda zondo sriegį, tai reikalui esant aš jį įsivirinsiu išmetimą, tada jau tikrai tiksliai aišku, jau mišinys idealiai gali būti sureguliuojamas, pasižiūrėsiu, kokios paklaidos yra tarp to matavimo, kada yra sriegis, kada yra vamzdis dedamas. Na ir pabandysiu paaiškinti, kaip reikia išsivalyti, išsiplauti karburatorius, kad vėl būtų galima normaliai važiuoti. Tai šį čia yra originalus portas, šį čia statosi toksai šnorkelis guminis, dabar aišku jo nėra. Jau prasiploviau filtrą, prasivaliau. Čia jau biškutį aprinkta, kad jau galėčiau prasiardyti, išsimti karburatorių, pasižiūrėsiu, kaip tenais reikalai, gal tenais irgi kažkokių tai šiukšlių prisirinkę, bet iš esmės karburatorius atrodo labai iš išorės tvarkingas. Manau, neturėtų ten būti kažkokių tais grybų priaugę. Kadangi manęs Ričardas laukia, tai labai laikas spaudžia, nefilmavau to proceso, bet radau, kad mišinys taip pabėgęs, viršus labai liesas buvo, apačia buvo stipriai perėbi. Dabar pareguliavau, bet vis tiek tais yra kažkokių tais neidealumų šokinėjimo kuro mišinio. Reikės giliau įlysti į tos visus vidurius karburatoriaus, na, bet dabar jau kur kas arčiau tų tokių normalių parodmenų. Viskas. Surinktas mocas, kraunu aš jį į priekabą ir važiuojam pas Ričardą. Čia, blėm, kažkaip senų benzų. Eik. Ką? Dabar rekordą padarei? Net, nu. Tai va, viskas, užsivariau mocą, strepinam. Ir bandysim žiūrėti, ar įmanoma prasukti ant stendo su ta traktorinė Mitas C02 padanga, ar visgi nesigaus čia mum nieko. Jeigu nieko nesigaus, tada turėsiu testuoti su Subinės Dino stendu, pasižiūrėti tiesiog prasivažiavus, kaip čia yra su ta gale. Aišku, nelabai dėkingas oras, slidu, sniegas laukia, tai turbūt reikės palaukti truputėlį, kai atleis. Vairą šildom, aišku, viduje temperatūra yra stipriai vėsoka, grubiai taip apie 4-5 laipsnius.
daugiau tiesiog nėra laiko apšilt, bet bus į naudą pačiam motociklui dėl to, kad kadangi riebesnis mišinys, netgi iš garso girdisi, tai automatiškai bus didesnis ir išsuktų kilovatų skaičius. Jo, orelis nelabai koks, pasibandyti mocą nelabai irgi pavyks, nes galimai gali lūžti kaulai, tai apseisim be važiavimo, testavimo, bandysiu kažkokiu tais būdu, galbūt tiesiog paburnautinant pasižiūrėti tą mišinį. Padarysiu truputėlį liesesnį šiuo momentu dėl to, kad vėlgi prie -3 tas mocas tikrai nebus eksploatuojamas. Su karbu vėlgi nėra tenais temperatūrinio, tai nėra kaip padaryti, kad prie tam tikros temperatūros būtų keičiamas kuro mišinys, tai visą laiką tuninant karbus reikia į tuos dalykus atsižvelgti, kad jeigu tu sutiunini karbą, kada yra šalta, automatiškai jisai gali pradėti prastai dirbti, kada yra karšta. Na, kitaip tariant, kuo didesnė temperatūra, tuo riebesnis mišinys. Karbas yra bukas daiktas, dėl to niekaip mes to neišvengsime. Daiktas parvažiavo atgal į dirbtuves ir kažkur šitoj maždaug vietoj reikėtų, kad atsirastų štai va sriegis ir bus galima įsisukti lambda zondą ir pasimatuoti, kiek čia yra tas karbas pritininguotas, ką mes čia turim su mišiniais visame diapazone. Lambda pajungta, reikia dabar šildytis motociklą. Pilnai užšilus bus galima pasijungti gaugą ir stebėti, kokie čia tie parametrai. Pasitestinau, pabandęs nuimti šitą šoninį kaverį, ar liesėja mišinys. Jisai neliesėja, reiškia daugiau čianais padarius, kad oro paimtų, pats variklis daugiau to oro nepaims. Pastebėjau, kad vienu momentu taip ties jau netoli ribotuvo paliesėja iki 15 SFR, reiškia tenais truputėlį reikėtų daugiau kuro. Vienu momentu yra toksai užriebėjimas, ten maždaug taip apie 2-3 tūkstančių sūkių diapazone, ten reiškia reikėtų truputėlį paliesinti. Tai iš principo, kad idealiai sugaudyti tą mišinį, reikėtų čiut didesnio pagrindinio žiklieriaus ir tada truputėlį paleisti žemyn per vieną narelį adatą pagrindinio žikliorio. Pirmas dalykas, ką reikia visą laiką pasidaryti nusiėmus karbą, tai jį gerai išsiplauti ir išsivalyti iš išorės. Labai gerai tam reikalui tinka namų sąlygomis šepetukas, paprastas teptukas ir benzinas. Visus tarpus viską gerai išsivalot. Toliau reikia nusisukti ir išsiardyti visus varžtus. Tai jeigu šitie varžtai būna, kad prasisuka, nesukit galvos, su grašteliu prasigrėžėt, nusiemat kepsą ir tada ten tas galiukas lieka pakankamai ilgas ir su repliam visados išsisuka. Tada naujus varžtus susidedat, problemos nebėra. Jeigu yra dėkingas priėjimas ir va tokiose vietose, pavyzdžiui, prasisuka varžtas, ta va prasižindžia galvutė, tai galima su bulgarke ir pačiu ploniausiu diskeliu įsipjauti ir tada su minusiniu atsuktuvu išsisukti. Siemus karbą visą laiką reikia gerai apsižiūrėti, ar nėra iš išorės matomų kažkokių tais
pažeidimų. Čia išsisukus patsoso tą šlangiuką visą laiką reikia pasižiūrėti, ar jisai nestringa, ar normaliai vaikšto. Tai visą laiką rekomenduoju patsosus gerai susižiūrėti, jeigu šį čia nebus sandarumo, irgi prasideda dalykai, kuomet neina sureguliuoti karbų. Tai karburatorių yra įvairiausių rūšių, vieni būna sudėtingesni, kaip pavyzdžiui CR, FCR, kiti primityvesni, kaip šitie Mikūniai, Keihenai ir panašiai. Bet principai yra pas juos visus vienodai. Turi būti švaru šičia visur, turi būti akutės visos tos tų žikliorių irgi nepriaugusios. Pagrindinis priešas visų karburatorių tai yra etanolis esantis kure dabartiniam benzine. Tas dalykas ėda visas gumas, gumos kietėja ir automatiškai prasideda problemos su laiku. Tai galit nekaltinti, nesakyti, kad čia karburatoriai yra labai durna sistema, tai yra, jie nepritaikyti tiesiog tokiam kurui, kurį mes dabar gauname degalinėse. Tai Suzukio karburatorių išardęs radau pripjautą spiruoklę ir taip nudrožta adata. Pagrindinio žiklioriaus, jinai pagrindinį žikliorių tiesiog pridarinėja, ten iš vidaus maždaug tokiu principu, jinai užsidaro, neleidžia kurui patekti į kamerą. Gaunasi, kad padidėjęs srautas oro pakelia pagrindinę sklendę, automatiškai pagrindinę sklendę pakelia ir adatą, tada kuras patenka į kamerą. Tai šičia yra padarytas modas, kad, geriau paduotų tą kurą, bet kiek jisai veiksmingas aš negaliu pasakyti, nežinau. Įtarimą turiu, kad jisai neleidžia idealiai sureguliuoti karburatoriaus, nes, kad ir kaip ką bandžiau bedaryti, su šitą adatą idealus mišinys nesigauna. Tai bandysiu dėti originalą ir bandysiu tada žaisti, kilnoti, jos padėti reguliuoti, keisti žikliorius ir panašiai. Jo, viską supasakau, po to pamačiau, kad Gayphone'as kažkodėl tais nustojo filmuoti, tai reikės nepamiršti, ką aš čia kalbėjau, ką norėjau papasakoti. Tai šitus dalykus atkreipė dėmesį, kad membrana nebūtų kiaura, nebūtų labai sukietėjus, susiraukšlėjus. Esmė yra kokia, šitas daiktas turi stovėti šičia ir vaikščioti laisvai. Ta membrana neturi kliudyti šitos sklendės vaikščiojimui. Dar vienas yra niuansas, šičia yra atidirbus sklendė, bet ją dar galima naudoti. Jinai dar tokia pabraižyta, dar pusė velnio. Šičia yra grioviai pasidarę išdilus plasmasė, viskas, jinai sandariai nebeužsidarys, turės klibėjimą. Čia akivaizdu tas, kad yra. Ir kas nutinka, normaliai tada tenais nevaikšto srautai. Čia atsiranda pasipriešinimas oro tarp šitos erdvės, nesusidaro tinkamas vakuumas, ko pasekoje netaip tiksliai atidarinėjama pagrindinio žiklioriaus adata. Pagrindinis žikliorius, jisai atidaromas maždaug tokiu principu, šičia ir jisai stovi kure. Ilgas, viršui yra panašaus tipo anga ir nusileidus pagrindiniai sklendiai, adata uždaro srautą ir kuras yra pilotinio žiklioriaus paduodamas žemosiuose sūkiuose, duodamas gazas, pakeliama sklendė, pakeliama adata ir tada per pagrindinį žikliorių jau toliau paduodamas kuras į degimo kamerą. Šiuo atveju DR karburatoriuje šita modifikuota adata, aš įsivaizduoju, kad neveikia taip, kaip turėtų, kažkur yra neapskaičiuota kažkas, dėl to aš negaliu idealiai sureguliuoti kuro mišinio. Atsiranda tas toksai, kad apačioj stipriai per riebų, viršui stipriai per liesą. Tai ką darysiu, bandysiu redžetinti, pasikeisti, pakeitalioti pagrindinį žikliorių ir šitą adatą aš aišku mesiu von, dėsiu originalią, kuri turi ir atskirus revelius aukščiui reguliuoti, kur gali tiesiog šitą E-klampą perkeisti žemyn, perdėti aukščiau stovės adatą, anksčiau atsidarinės ir atvirkščiai pakelt aukščiau bus vėliau atidaroma adata, vėliau atidaromas pagrindinis žikliorius. Tokiu principu įdėjus didesnį žikliorių ir paleidus žemyn adata, žemosiuose sūkiuose nebus taip stipriai paduodamas kuras, o jau atsidarius adatai viršutiniuose sūkiuose to kuro bus pakankamai. Dabartiniu atveju šaudo per išmetimą,
Ir vat kur yra vienas momentas, kad jeigu šaudo per išmetimą, jeigu prieš tai nešaudė ir dabar pradėjo šaudyti, tai faktas, kad yra lėštas mišinys, na, bet šitame DR jau yra modifikuotas išmetimas, ko pasiekoje nėra normaliai uždaromas kuras ir jisai detonuoja tiesiog išmetime. Laisvas tas išmetimas padarytas ir tas šaudimas uždarius droselį gaunasi ne dėl to, kad per liesą, o dėl to, kad tiesiog neuždaro pakankamai kuro. Tai yra du momentai, kada gali šaudyti per duslę. Tai čia irgi iš klausos pasakyti idealiai, ar ten tas mišinys geras ar negeras. Aš jau, kad ir kiek esu tų karbų perinkęs, pridaręs, kad ir kiek tų mocų esu čiupinėjęs, idealiai pasakyti mišinį iš klausos negaliu. Dėl to must dalykas yra lambda. Jinai jau pasako viską tiksliai kaip yra. Na ir pagrindinis dalykas karburatoriuose yra būtent va šita apatinė dalis, jinai atsakinga yra už kurą. Šitam apatinėme rezervuare yra pripilamas kuras, jį riboja, kad jo per daug nebūtų šitas elementas, tai yra plūdė. Čia plūdėje yra adata, kuro lygiui pakankamai pakėlus plūdę yra uždaroma adata ir jinai neleidžia daugiau pritekėti kuro būtent į šitą rezervuarą. Tai grubiai tariant, pas karburatorius visus, kiek aš esu čiupinėjęs, tai turi būti kuro kiekis maždaug sulig šitą zoną, su šita briauna, jisai negali būti virš šičia. Jeigu nežinot, kaip pamatuoti, kyla klausimų, sakykime, tai šičia yra kuro išleidimo toksai štuceriukas, čia yra varžtas. Užmaunat permatomą kembriką, atsukat šitą varžtą ir tą kembriką užlenkę viršui, jūs matysit, koks yra kuro lygis natūrai. Tai per tą kembriką matysit, kiek ten to yra kuro ir to kuro kiekis neturi viršyti šitos briaunos. Jeigu viršyje, imat, šičia yra toksai liežuviukas plūdės ir jį atreguliuojat taip, kad to kuro nebūtų karburatoriaus rezervuare per daug. Dažniausiai čia būna visą laiką viskas gerai, bet tam tikrais momentais jau būna, kad reikia ir pareguliuoti. Dar vienas yra dalykas, išsiėmę plūdę visą laiką pasižiūrėkit, ar šičia viduje nėra skysčio, nėra kuro. Jeigu yra kuro, reiškia plūdė yra nesandari ir ją būtina keisti. Kada yra viencilindris variklis, tai visus tos žikliorius tiesiog pasiemat, ar tai adata, ar tai, man asmeniškai kas geriausiai atlieka darbą, tai pasiemi dratinį šepetuką, išsilupi vieną tą dratinį plauką ir su juo prasivalai visą tą kalcis, ar kas tenais, nežinau, kas priauga nuo to spirito ant sienelių žikliorių, viską pravalai. Kai kurie žiklioriai atrodo, taip čia nieko stebuklo nebeprivalysi, bet kai kur dar būna išsisuka papildomas toksai lizdukas, jisai yra padaromas, kad labiau skaidytų kurą. Dar vieną dalyką, ką vertėtų paminėti, kaip pavyzdys šitame karburatoriuje, čia yra alsuoklis, pavadinkime, reikalas, kuris leidžia šitai sklendiai dirbti taip, kaip priklauso, kad čia nesusidarytų slėgis, kad jinai tą membraną dirbtų greitai, tiksliai. Šičia padarytas tas alsuoklis ir vėlgi, jeigu čia nebus uždengta, nėra filtriuko patam anam gale, šičia patrauks purvą ir pas jumis į karburatorių, į cilindrą pateks smėlio, dulkių tų visų. Tai yra labai didelis priešas variklio, dėl ko? Dėl to, kad smėlis patekęs į degimo kamerą, jisai dega, lydosi ir patampa stiklu. Apsėda tuo stiklu cilindrą. Jeigu žinot, kas yra honingas, tai įsivaizduokit tos silicio dulkės patekusios į degimo kamerą, suformuoja tokią stiklo dangą, užlygina tą honingą, ir turbūt jau aišku, kas po to seka. Užvėlimas žiedų ir panašiai. Kompresijos praradimas. Jeigu kompresijos nėra, tai tu reguliuok karburatorių nereguliavęs, faktas, kad nieko nesigaus. Tai prie karbų lysti reikia tada, kada žinai, kad visi kiti elementai yra tvarkoj. Tai aš visą laiką rekomenduoju, jeigu turit kompresijos matuoklį, išsisukat žvakes, pasimatuojat kompresiją. Jeigu kompresija yra leistinose ribose, tada
lendat prie karbų. Jeigu kompresijos nėra, tai pirmas dalykas, ką darai, žiūri, kokie yra tarpai vožtuvų, gali būti tenais problema. Aišku, gali būti, kad jau ir žiedų nebelikę, gali būti, kad pradegęs vožtuvas ir panašiai. Tai tokie dalykai karburatoriaus tuninimu neišsispręs, jau čia reikia gilesnių remontų. Labai gerai, kad čia pas mane visur pakampėse visokių karbų mėtosi. Tai radau ir besimėtantį donoriuką. Tai dabar situacija, čia yra tie, kas buvo sudėti reikalai. Čia matau prikirpta spiruoklė. Šį čia dabar jau yra, tas, kas turėtų būti, stokas. Tokio žiklieriaus biškutį didesnio 105 neradau, bet radau 158. Ir turiu adatą, kuri yra nesugadinta ir jinai yra su nareliais. Skirtingai kaip šita naujoji adata bus reguliuojama, tai pabandysiu aš ją per vieną narelį žemyn paleisti, tada, kad ir tas kuro kiekis apačioj primažės, bet viršui kaip tik liks didelis kuro kiekis. Tai tokiu principu turėtų kompensuotis tas prastas riebus mišinys apačioj ir liesas mišinys aukštuosiuose sūkiuose. Dedam, bandom. Pakankamai greitai čia viskas pasidarė. Tai reikėjo 3 kartus išimti dėt karbą. Pabandžiau pradžiai paleisti žemyn tą pagrindinę adatą, po to prasitestinau, radau, kad reikia ją pasistatyti grinai per vidurį. Pasitestinau kelias tas spiruoklės. Pradžiai galvau, kad geriau bus su ta prikirpta, nes jinai standesnė, bet pasirodo, kad reikėjo kaip tik minkštesnės. Ir dabar viskas labai labai gerai. Nėra to tokio staigaus užmetant gazo, kad pritrūktų kuro. Nėra priešingai, kaip ir prieš tai būdavo, kad uždėbėdavo pačioj viršui liesą. Tai dabar absoliučiai visam sūkių diapazone tas mišinys yra būtent toks, koks ir norisi, koks ir turi būti, tarp 12,6 ir 13,6 tam diapazone. Reiškia, tai yra max performance diapazonas ir turėtų būti prieaugio. Prasivažiavau, čia taip primityviai pasidaręs gaugą. Mišinys puikus, važiuojant irgi viskas labai gerai. Varau pas Richardą, žiūrim, ką mes čia į galinį ratą turim. Oras apsimyžęs taip pat, tas yra dirbti prie mocų. Jau yra pristrapintas mocas ant stendo, dabar kaitinam. Viduje nefilmuoju, nes labai didelis triukšmas. Net ir šį čia lauke yra pakankamai triukšmo. Na, žiūrim, ką čia mes turim. Suksuk. Atgal, kitą pusę. Oho, į kitą pusę. Kitą pusę, sakiau. Prūškė, kai visada nusėdo, tai visų sukimų nenufilmavau, bet esmė, bandėm net ir visiškai numovus žarną, kad tik tais jokios restrikcijos oro nebūtų, tai rezultate, aišku, prastesni skaičiai buvo negu kad su viskuo surinkta, iš karto krenta niutonmetrai. Išvada kokia? Jeigu į vidurį šito motoro nelendama, neperdaroma galva, velenukai paliekami, viskas tas pats, tai šitoj vietoj naikinti šnorkelio tiesiog neapsimoka. Šičia yra padidintos tos erdvės, bandžiau ir pridengti, iš šičia arklių neatsiranda. Tas toksai adatos šlifavimo modas, jisai iš esmės pasiteisina dėl to, kad geriau truputėlį išskaido kurą, bet tą kurą suvaldyti patampa praktiškai nebeįmanoma. Dėl to, kad
nebedozuojamas normaliai tas padavimas kuro ir jisai vienose sūkiuose būna tai per liesai, kitose sūkiuose tai per riebiai. Geriausias yra dalykas, kada tas kuro mišinys yra stabilus, tai vienas dalykas ir variklis taip nesidrožia, kitas dalykas sąnaudos yra logiškesnės ir faktas, kad yra kur kas smagesnė torko kreivė. Ir viskas, reikia rinkti viską atgal ir bus galima atiduoti klientui. Tai tikiuosi, kad šitame video radot ką pasimti savo, kažkas, kad buvo naudinga, nauja nežinoma informacija. Jeigu turit kažkokių tais klausimų, arba svarbiausia, jeigu turite pasiūlymų video kūrimo turiniui, rašot į komentarus, aš labai pasistengsiu atsižvelgti. Jeigu turit kažkokių klausimų, irgi galite rašyti, pasistengsiu kiekvieną klausimą atsakyti po video esančiose komentaruose. Būtų labai gerai, kad už mano šitą neapmokamą triūsą filmuojant mane apdovanotumėt ar tais laiko arba pasidalinimų video. Jeigu dar paprenumeruosit kanalą, tai iš vis man labai yra didelė nauda. Kuo daugiau sekėjų, kuo daugiau prenumeratorių, automatiškai ir kyla turinio kokybė. Tai su laiku bus nusipirkta ir galbūt geresnė filmavimo įranga. Tai nepamirškit pasubscribint, palaikint, na ir susimatysime kitose video.